Treneri, na ką, sveikinimai su puikia pergalė, gražios rungtynės, graži emocija, ko gero ir viduje dabar džiaugiatės. Taip, puikia atmosfera, puikus lygos atidarimas, turbūt ne veltui pasirinko mus, ačiū pačiai lygai, kad čia tokią šventę sukūrė kėdainiečiam, na ir ačiū savo vyrukam, kurie tikrai pasistengė irgi jos nesugadinti, kaip sakau, tai dėkoju jiem už tą puikią kovą, už tą didelį kontaktą, kurį parodė Jurbarko komanda. Mes žinojom, kad jie tikrai žaidžia fiziškai, stipriai, patyrus komandą, žinojom jų lyderius, viską, bet ta prasme, tokios komandos jos visada atsigauna. Taip, mes buvom pabėgę, lygtais ir kontroliavom rungtynių eigą, bet, kaip sakau, tokios komandos jos lengvai nepasiduoda ir nemiršta. Taip kad tikrai buvo lauktas tas jų smūgis. Gaila šiek tiek jo, kad jo, kaip sakant, neatlaikėm pilnai, bet, aš sakyčiau, kad galima taip nurašyti pirmom rungtynėm ir visą kitą. Čia šiandien laimėjo, aš sakyčiau, širdis. Didelė širdis, didesnis noras. Taip kad čempionatas ilgas, čia tik pirmos rungtynės, taip kad ir tikrai bus daug kovų, įdomių kovų. Pasikartosiu, dar ačiū ir kėdainiečiam, kurie gausiai susirinko čia į mūsų areną. Tikrai buvo nuostabu žaisti, nuostabu būti. Taip kad čempionatas prasideda, visus sveikinu su sezono pradžia ir tikiuosi toliau įdomaus čempionato. Šiaip jūsų, aišku, komanda galbūt naujas vardas lygoje, bet tie žaidėjai, aišku, jie daug matė, ir Semoška, Rokas Uzas, Ignas Lukošius, kurie iš esmės daug ką ir pasprendė, tai kiek ir jums pačiam palengvina visą tą darbą, visą procesą, kai turi tokius patyrusius žaidėjus, ypač dar kai prisijungia ir Paulius Semoška, ilgametis lygos žaidėjas. Taip, visiškai teisingai. Turbūt didžiausias vasaros tikslas buvo įkalbinti pagaliau Paulių grįžti į Kėdainius, į savo gimtąjį miestą. Taip, kad tikrai džiaugiuosi turėdamas tokį žaidėją. Visus aplamai džiaugiuosi. Visi tie, kas yra mūsų komandoje, jie yra, kaip pasakyti, išdirbti, kaip sakau, jie ir turi būti šitoj komandai. Tas lipdinys po praeito sezono, aš galvoju, jisai yra geras. Tie prisijungia nauji žaidėjai, jie puikiai papildo. Taip kad, tiesiog reikia dar dirbti, dar čempionato pradžia, dar daug visokių ir tiek nesusitarimų, ta prasme, dar daug dirbti tuose mažyčiuose, kaip sakau, dalykėliuose. Bet laiko, kaip pasakyti, nėra daug ir turbūt tobulėsim ir varžybose, ir treniruotėse. Taip kad laukia įdomus metai, aš galvoju. Aišku, paminėjot, kad laukia dar daug darbo, bet vėlgi žiūrint į tą surinktą kompaniją, tokių atrodo, krepšinis vis tiek yra smagus žaidimas, jis turi būti žaidžiamas iš malonumo ir atrodo, kad to malonumo tie žaidėjai jūsų tikrai turi ir susirinkęs toks geras kolektyvas ir ta pati bendruomenė, ir ta pinigėlį rinko ruošdamiesi sezonai ir taip atrodo, kad gerą laiką turit, ko gero taip ir viduje yra. Taip. Teisingai, tai irgi taip pat norėčiau tą pačią mintim ir padėkoti visiems tiem, kurie prisidėjo prie mūsų komandos, kad mes čia žaistume. Tikrai nudirbom nemažus darbus, kad mes čia šitoj lygoj būtume, debiutuotume. Kėdainiai kaip miestas, tikrai neeiliniai metai turėti Kėdainiams dvi komandas aukščiausio lygio ar ne Lietuvos krepšinio lygose. Taip kad tikrai kėdainiečiai turėtų tik mėgautis, aš galvoju, tuo sezonu. Tikrai ir bus ką pasižiūrėti. Mes tikrai atiduosim irgi visą širdį, visą save tom kovom. Taip kad, sakau, tas lipdinys, aš galvoju, iš praeito sezono jisai yra ir jį tikimės lipdyti dar stipresnį. Ir pabaigai, nebaisu dabar bus įti Rūbinę, kad negaut to dušo? Nežinau, pažiūrėsim, ką vyrukai sugalvoja. Jau jie šnabždasi girdėjau, tai pažiūrėsim. Ačiū, sėkmės.